Sveiki, čia Čezarės ateljė. Taigi, sveikinu su naujaisiais metais, kad nepritrūktų skaityti knygų. Ir, taigi, praeitais metais perskaičiau 46 knygas. Na, iššūkis mano buvo 50, bet pritrūko šiek tiek dienų, savaičių. O dabar aptarsiu gruodžio mėnesio knygas, kurių perskaičiau net 6. Tikrai kažkaip taip greitai perskaičiau, nes buvo plonos ir daugiausia skaičiau iš bibliotekos. Tad neturėsiu parodyti knygų pačių, nes jau atidaviau. Taigi, pirmoji gruodžio mėnesio knyga tai Lavizos Spell Meilė devyniaragė. Šita knyga man tikrai labai patiko, nes buvo būtent apie raganą, kuri turi savo parduotuvėlį ir pas ją vieną vakarą ateina vyrukas su savo mergina. Ir jie ten susipyksta, kad merginai nepatiko, kaip ją išbūrė. Na ir pradeda jisai susitikinėti su tą raganaitę. Tai per daug nenoriu spoilinti, tai tikrai įdomi knyga, labai greitai persiskaitė ir man žiauriai patiko. Toliau kita knyga, tai bus iš bibliotekos. Nežinau, ar matysi čia dabar viršelis. Tai Komoda spalvotais stalčiais. Na, visai nieko man buvo ta knyga, tokia jautri gan šeimos istorija. Tai būtent viena mergina paveldi savo močiutės komodą su spalvotais stalčiais. Kiekvienam stalčiui yra po daiktą, kuris kažką primena močiutei jos jau mirusiai. Ir randa jinai laišką, kuris ir yra visa knyga parašyta. Na taip, gražiai, aišku, viskas aprašyta ir tos meilės netrūko, tik tai pabaiga labai tokia, na, nemoku pasakyti tenai, kaip jinai seneliui draugę surado. Nesakysiu kokią, nespoilinsiu, bet būtent tai man įstrigo labiausiai, kad perskaičiau. Kita knyga taip pat skaičiau iš bibliotekos, tai Beno Lyrio Kunigo širdies dienoraštis. Na, ką aš galiu pasakyti, kaip ir praeitą kartą, kad skaičiau jo knygą Išgydytos mintys, tai ir šitoj labai jautri knyga, pilna gerumo. Ir sugraudino tikrai ne viena citata. Ir ta Dievo meilė, gėris visas, kaip autorius moka tiesiog visą tai išreikšti. Tai tikrai labai tokia knyga, būtent prieš Kalėdas man čia taip pasirodė tiko. Kita knyga taip pat iš bibliotekos. Tai būtent Kol dar neišaiškėjo tiesa. Kur skaičiau knygą Kol dar nešalo kava, tai čia antra dalis yra tos serijos. Tai taip pat 4 istorijos. Atrodytų, ši serija daugam arba patinka, arba nepatinka, bet man tai labai patiko. Nes būtent knygos gale sužinoma apie vaiduoklę, kas jinai tokia yra ir kas ją pakeis. Tai tokių įdomumų, bet tos istorijos tokios labai jautrios, tokios kasdieniškos, galima sakyti, juk daugam taip nutinka. Tai ir man patiko šita knyga. Toliau 4 knygelių, tokių novelių rinkinys 4 meilės istorijos. Tai jos kalėdinės, baigiau skaityti per Kalėdas. Tai būtent man labiausiai patiko Kalėdos Piktavilkiuose. Bet šiaip visos istorijos įdomios, trumpas, greit persiskaitė ir kalėdinės tos nuotaikos įnešė būtent šituo laikotarpiu. Tai tikrai labai patiko ir nesigailiu, kad nusipirkau. Tai va, toliau
paskutinė knyga, tai skaičiau anglų kalboj, tiesiog norėjau užbaigti, nes jinai buvo jau pradėta spalio mėnesį. Tai elektroninė knyga Mastering Magic. Ten, kur skaičiau kadaise knygą Psychic Witch, tai čia yra antra dalis, galima sakyti, tos knygos. Tai taip pat autorius kalba daug apie elementus, apie planetas bei kitus dalykus. Bet jisai šitoj knygoje pabrėžia, kad visi pratimai, burtai tenai labiau tinka ADHD sutrikimą turintiems asmenims. Tai būtent ir aš turiu jį. Tai man patiko visai šita knyga, nebloga, bet truputėlį atsibodo iš tikrųjų ją skaityti, nes skyriai labai ilgi. Bet informacijos tikrai daug, kartais ją netgi buvo sunkoka suvokti. Bet galbūt nelabai, gal mano stiliaus tokia jisai rašo, bet gerai vertinau aš šitą knygą. Tai va, 6 knygos, kurias perskaičiau, tai yra viena, kurią pabaigiau. Tai... Na ką aš galiu pasakyti, prabėgo tie metai, iki rugpjūčio mėnesio beveik nieko neskaičiau ir susigribau, kad reikia jau skaityti, metai baigėsi. Na ir kiek perskaičiau, tiek tikiuosi kitais metais pavyks ne tik tą 50 įveikti, bet gal ir daugiau. O dabar skaitau Dovilės Kucevičienės knygą Netikra sesuo ir dar iš bibliotekos parsinešiau Kambariokus. Tai kažkaip norėjau pasimti kažką kitką paskaityti, nes iš tikrųjų ta Netikra sesuo, na, truputį jau man įkyrėjo, nors tik 100 lapų pasiekiau, bet šiaip nebloga knyga bus. Tai va, dar kartą su naujaisiais metais ir iki kito mėnesio.